Labas vakaras ir kviečiu pajausti save, pajausti, kaip sėdite ar gulite, pajausti, kaip kūnas liečiasi prie kėdės ar sofos ir pajausti save kūne. Pajausti, kaip užimate kūno erdvę savimi, pilnai apgyvendinate savimi. Ir ta vidinė erdvė susijungia su išorinė erdvė. Ir susijungiame su savo širdies erdve. Pajaučiame, kaip mūsų širdies erdvė šiuo metu jaučiasi. Po visų dienos reikalų, gal po nakties reikalų. Ir leidžiame labai paprastai jau savo širdies portalams visiems atsidaryti. Jau tikriausiai užtenka tik tai minties, kad mano širdies vartai atsiverkite į viršų, į apačią, į priekį, į nugarą, į dešinę, į kairę ir į vidų. Atsiveriame, susijungiame su visa kuo šaltiniu, absoliutų kūrėjų, visomis saulėmis ir visais kitais organiškais portalais, kurie tarnauja tam pačiam bendram evoliuciniam tikslui. Širdies vartai atsiverkite. Gilyn, aukštyn, žemyn, į visas puses ir tų pusių gali būti dar daugiau. Išspinduliuojame savo širdies saulę iš karto visais spinduliais, visomis kryptimis. Ir susilygiuojame, susideriname, susijungiame su visais portalais, per kuriuos dabar į Žemę ateina nauja energija, nauji srautai, nauji užkrovimai. Ir leidžiame savo tapti laidininku per savo širdies portalus, leisti tas ateinančias energijas. Dar kartelį, taip dabar jau su dėmesiu susijunkime su Gaja, kad tikrai pastiprintumėm savo įsitvirtinimo, įsižeminimo būseną. Labas Gaja, aš atsivėriau, tvėriau savo kanalą
Leidžiu viskam ateiti, kas reikalinga man, visai žmonijai, tau, Gaja, visam mūsų bendram evoliuciniam procesui. Ir prašau, palaikyk tą pagrindą man po kojomis. Palaikyk. Padėk mano kūnui integruoti, adaptuoti tas energijas. Ir priimk visą, kas eina per mane tau. Ir dabar mes jau aiškiai jaučiame, kad esame tokiame ypatingame laike, ypatingame momente. Artėja saulėgrįžos taškas, visas kalėdinis, naujametinis laikotarpis. Ir susideriname, susijungiame su visu tuo, kas ateina mums per šį laikotarpį, kas ateina mums kaip pažadas, kaip žinojimas, kaip intencija jau naujam ciklui, naujam sezonui, naujiems metams. Taip, mes jau dabar ragaujame, skanaujame ir pačiupinėjame tas energijas ir joms atveriame savo kanalus. Apie ką bus naujas metų ciklas. Ir dabar galbūt pirmiausia galite išgirsti ir tokį vidinį kvietimą širdies arba jūsų sąmonės, kad kartu su naujų energijų priėmimu reikėtų ir persižiūrėti ir tam tikras senas struktūras. Ir dabar mūsų širdyse atsiveria toks portalas, tokia erdvė, kurią galime pavadinti išsigryninimo erdvė. Išsigryninimo, išsityrinimo. Yra visiškai skaidri erdvė, tuščia, skaidri. O kartu lyg ir pilna. Tokio kristalinio aiškumo. Galėtumėm net sakyti, kad tas kristalinis aiškumas tik neša savyje ir tam tikrą tiesos dažnį, tiesos aštrumą. Bet jis toks labai kartu ir labai abstraktus. Nebedantis pirštu į kažką, o toks pagriebiantis į bendrą srautą. Ir šioje erdvėje mes atsiveriam. Ir sakome taip.
Aš noriu būti, aš esu pasiruošusi tapti tuščia, esu pasiruošusi tapti švari, esu pasiruošusi išsilaisvinti nuo visko, nuo ko esu pasiruošusi išsilaisvinti. Ir todėl šiam tokiam švarumo, grynumo, tyrumo ir tiesos rautui mes leidžiame lietis ir persmelkti mūsų struktūras. Iš vidaus. Pripildyti visą mūsų širdies erdvę. Mes ten net negalim ir žinoti ir matyti pilnai, kiek tenais visko yra. Tačiau mes leidžiame pripildyti ir savo kūnišką struktūrą, ląstelių struktūrą, atomų struktūras. Ir savo subtilių kūnų struktūras, ir emocinio kūno, eterinio, mentalinio, kitų aukštesnių subtilių kūnų, kaip dvasinių, veiksmo, kauzalinio ir kitų. Ir vyksta tokia tarsi perkalibravimas. Mes iš vidaus persikalibruojam, nes tiesiog pasirenkam ir sakom, kad viskas, aš jau suprantu, suvokėme mes, kad tam tikros senos struktūros jau atgyvenusios, nebereikalingos. Aš jau pasiruošusi priimti naujas energijas, naujus dažnius ir dabar darom tokį generalinį vibracinį prasivalymą. Galime net su ta komanda, kad išsigryninkite visos mano sistemos, visos mano struktūros, visos mano erdvės, vidinės, išorinės, išsigryninkite, išsivalykite, persikalibruokite naujumui. Nereikalingos energijos transformuokitės į gryną energiją, į gryną kūrybinę energiją, kurią sugrąžiname atgal į šaltinį ir paskui jinai sugrįžta vėl iš šaltinio jau atnaujinta. Visas pasipriešinimas, visi kažkokie blokai, trikdžiai, trukdžiai, ištrinam, leidžiam išsitrinti. Vis dar esantis prisirišimas prie dramų, prie kažkokių ten vertinimų, politikavimų, palaikymų vienos ar kitos pusės, prie dualizmo, visi prisirišimai. Leidžiame
leidžiame, kad ta mūsų pačių, iš mūsų pačių vidaus einanti tyrumo, grynumo ir tiesos vibracija viską gražiai pravalytų. Toliau visokie savęs vertinimai. Aš čia teisus, čia neteisus, čia aš klaidą padariau, visokie tokie. Irgi gražiai viskas. Visos tos struktūros, tos minčių struktūros, emocinės struktūros, kurios buvo sukurtos. Taip pat jeigu kažkur savo lauke dar nešiojamės kažkokius patirtis iš kokių nors kataklizmų, iš kažkokių buvusių civilizacijų kataklizmų. Taip pat mes visose lygmenyse, erdvėse, laikuose ir struktūrose leidžiame visam šitam išsitrinti. Ir vis labiau einame į tą pajautimą, kad tampame skaidrus ir tušti. Mumyse atsiranda vis daugiau tuštumos. Ta vidinė erdvė tampa vis tuštesnė, lengvesnė ir skaidresnė. Ir galime netgi savo pojūčiais pasitikrinti. O kurioje vietoje aš dar jaučiu, kad yra netuščia. Dar yra kažkas, dar yra kažkokia koncentruota energija, kažkokia sutankėjusi energija. Tai į tą vietą galime nukreipti dar savo mylinčio dėmesio su šia skaidria tyrumo ir tiesos vibracija. Ir pasižiūrėti, kaip tas tankėjimas jaučiasi po to. Ar jisai kažkiek tai prasiplečia, išretėja. Ir dabar mes visi turime savo mentaliniam lygmenį tikriausiai įsivaizdavimus, o kaip čia turėtų būti ateityje? Kaip čia turėtų mano gyvenimas dabar klostytis ateinančiais metais? Galbūt kai kurie tie įsivaizdavimai labai pozityvūs, o gal kai kurie kaip tik neramus, labiau susiję su nerimu, su baime. Tai leidžiame taip pat tiems visiems įsivaizdavimams, kurie vis tiek jau yra minčių struktūros, tiems visiems įsivaizdavimams taip pat leidžiame po truputėlį tyrume pavirsti į nieką, į tuštumą. Ačiū, kad ir kiek aš visko prisikūriau, kad ir kiek aš visko įsivaizdavau, dabar ačiū. Visą tai pavirsta į tuštumą. Ir tai gali būti daug visokių įsitikinimų apie tai, kas sveika, kas nesveika,
visokiausios eilės taisyklių, nuostatų, blokai įsitikinimų, kad jeigu nori ten pasiekti to, tai turi daryti tą, visokie tokie. Leidžiame sau lengvai, visi, kurie be pasipriešinimo duodas, jeigu kažkur yra pasipriešinimas, mes ten paliekame ramiai, per jėgą nieko nedarome, bet kam jau atėjo laikas, tas jau nebesipriešina ir leidžiame lengvai viskam išsiskaidyti. Ir jaučiame, kaip mums jaučiasi ta tokia vis tuštėjanti ir vis išretėjanti ta vidinė erdvė. Mūsų ir visi mūsų subtilieji planai ir fizinis kūnas. Nes be abejo, kad visa šita informacija jinai trinasi ir iš ląstelių. Galime netgi tą srautą sąmoningai nukreipti į riebalinės ląsteles, į savo organus, į kepenis, į plaučius, širdis, fizinės širdis, iš vidaus, į inkstus, į kasą, blužnį, skrandį. Ir leisti taip pat išretinti atomus. Tarpai tarp atomų padidėja. Atomai turi daugiau vietos, jie pradeda vibruoti greičiau. O visa ta nebereikalinga informacija, kuri buvo atsidėjusi ląstelėse, ląstelių skysčiuose arba riebalų molekulėse ir molekulių grandinėse, jinai po truputį ima išsiskaidyti. Tangi atomai pradeda retėti, vienas nuo kito didėti tarpai, nes visa tai smelkia iš mūsų širdžių einanti ta tyrumo vibracija. Tai molekulės nebeišlaiko atomo prie atomo, nebeišsilaiko molekulių tos grandinėlės ir jos pasileidžia. Pasileidžia ir visos emocinės tos sankaupos, kurios būna riebalinėse ląstelėse, jos irgi taip lengvai pradeda virsti į nieką, į tuštumą. Ir tos tuštumos tarp atomų, net ir mūsų fiziniam lygmeny, jos daugėja. Jeigu kažkas gerai matote, tai galite taip prisizūminti, prisididinti savo fizinį kūną, kažkokią vietą iki atomų lygmens ir pasižiūrėti, kokie iš tiesų mes esame kiauri ir tušti ir kokie iš tiesų didžiuliai tarpai yra tarp mūsų atomų. Ir kad tiesiog tas tankumas yra tokia labai iliuzija. Ir netgi dabar galime pajausti, kaip jau mumis, mūsų visom visa žemiška erdvė mūsų ima kvėpuoti tuštuma. Tuštuma mus persmelkia kartu su mūsų kvėpavimu.
Ir protas taip pat ištuštėja, nes jam nebe tiek yra už ko užsikabinti. Emocinis planas ištuštėja, visi kiti planai irgi ištuštėja ir mes vis labiau jaučiame, kaip esame tiesiog sudaryti iš tuštumos. Iš tuštumos, kuri ateina iš mūsų pačių vidaus, iš mūsų pačių, per mūsų pačių širdžių portalą. Ir leiskime savo pasimėgauti šitą tiesiog patirti save kaip maksimalią tuštumą, kurią galiu patirti šiuo momentu. Net be abejo, kad atomai ir molekulės išlieka, ir fizinis kūnas išlieka, bet jie tiek yra išretėję, kad save lengviau jausti kaip tuštumą, negu kaip tankią materiją. Kaip skaidrumą. Kaip gryną, tyrą sąmonę. Kaip gryną, tyrą buvimą. Esatį. Būtį. Presence. Ir kai esame tiesiog būtis ar esatis, ar tiesiog tuštuma, maksimaliai, kiek galime būti šiuo momentu. Dabar iš šios būsenos galime tiesiai per savo širdies portalą susijungti su nekonceptualiai, o per pojūtį susijungti su šaltinio valia. Padieviškąja valia. Mes dabar esame tušti ir nebeturime savo išankstinių nuomonių, savo nuostatų, kas kaip turi būti. Ir todėl pats dabar geriausias
momentas yra priimti ir atsiverti ir priimti šaltinio valią, absoliuto valią, kūrėjo valią, dieviškąją valią. Aš esu tuščia. Šaltinį, kvėpuok manimi. Ir išskleisk savo dievišką valią, dievišką planą per mano tuštumą, per mano sąmonę, kuri yra tuščia ir rami, kaip ežeras be vėjo. Ir čia dabar svarbu ir palaikyti ir toliau tą tuštumos ramybę. Ir nepulti su protu bandyti kažko išgirsti, sužinoti, nuskaityti informaciją. Ar priiminėti kažkokių sprendimų savo gyvenimiškų. Mes tiesiog žinome, kad atlaisvinam vietos, pasiekėm ramybę ir tuštumą. Ir dabar iš tiesų galim priimti dievišką valią, leisti jai tekėti, įtekėti į mūsų visas struktūras. O kaip ir kada mes ją suvoksime, kaip ir kada mes ją realizuosime, tai jau gyvenimas parodys. Momentas po momento, akimirka po akimirkos. Dabar mes esame tušti, skaidrūs kanalai, be trukdžių, be trikdžių, be savo nuomonių, kas kaip turėtų būti mūsų gyvenimuose, pasaulio procesuose. Tai dabar pati tinkamiausia būsena yra leisti per šią tuštumą tekėti dieviškai valiai. Iekoriašie katoje ta, tišie kata, tiekanojašie kata, akatasoje tie kata, anamakajukajata, anamakajukanasotoje, anamakanatoje ta, tiriekatajašie namaya kato, tirienamakatasоje ta, iekata, iekata, iekata. Kasujašie toje ta, namakasija, namakasoje, nariukaja taja ta.
Ir gali iš pradžių atrodyti, kad net nieko nesijaučia, kad tas dieviškosios valios dažnis nelabai ir skiriasi tiesiog nuo tuštumos. Jis toks subtilus ir švelnus, nerėkia garsiai ir neaiškina, ką reikia daryti. Bet leiskime savo jį tiesiog patyrinėti. Per visus savo lygmenis, per visus savo subtilius planus. Galime pasižiūrėti, kaip protas, ką apčiuopia ir kaip reaguoja, emocinė plotmė, kaip reaguoja, fizinis kūnas, kokius pojūčius jaučia. Kiti subtilieji kūnai. Gali būti, kad kažkokioje vietoje, pavyzdžiui, protui gali pasidaryti nuobodu. Ir mes tada vėl galime savo priminti, kad mes dabar fokusuojamės į tuštumą, į tai, kokie mes tušti. Ir skaidrūs. Ir atviri tam srautui, kuris ateina iš šaltinio į mus, per mus, per mūsų vidinės erdves. Ir kai mes savo pojūčius sulygiuojam, sutiuninam, sureguliuojam dar subtilesniam jautimui, tarsi radijo rankenėlė, dar labiau suderinam su dieviškosios valios transliavimo dažniu. Tai kaip ir gerai atreguliavus radijo imtuvą, tai lygiai taip pat ir mes atreguliavę savo imtuvus galime pradėti geriau, stipriau jausti, geriau girdėti.
bet galime tokias kaip ir šaltiniui duoti užklausas. Tai dabar apie ateinančius metus, 24-uosius. Mes renkamės aukščiausią įmanomą savo versiją, savo realybę, savo kelią, savo kelionę, kuri apima ir visų, ir mūsų pačių, ir visa ko aukščiausią gerovę. Ir dabar jaučiame, kaip dieviškosios valios srautas susireguliuoja pagal šitą mūsų intenciją irgi. Nesusireguliuoja, atliepia į šią mūsų intenciją. Kad aš išgirdau, jūs renkatės aukščiausią įmanomą. Galime taip pat turėti ir kažkokias individualias intencijas. Pavyzdžiui, aš labai mėgstu intenciją, kad viskas lengvai, gražiai, sklandžiai ir pilnatvėje. Mano aukščiausia tarnystė, mano aukščiausias pasitarnavimas visa kam einančiais metais. Dar viena graži intencija. Gyvenimas santykių pilnatvėje ir grožyje. Žmogiškų santykių, santykių su subtiliu pasauliu, santykių su kitomis civilizacijomis, santykių su kitomis karalystėmis esančiomis žemėje, augalų, gyvūnų, mineralų, elementalių. Bendra kūryba, bendrystė,
susijungimas, vienio sąmonė, kūryba ir gyvenimo kasdienybė iš vienio sąmonės. Dar viena intencija, į kurią iš karto atliepia dieviškoji valia. Aukščiausia sveikata ir kūno atsijauninimas, regeneracija. Pilnatvė, pilnavertiškumas ir vientisumas visose lygmenyse, nuo pačių subtiliausių iki materijos, iki ląstelių, iki daiktinės aplinkos ir finansų. Pilnatvė. Brolystė, seserystė. Ir gyvenimas atviromis, pilnomis gerumo širdimis. Vėlgi iš tos pačios vienio būsenos. Džiaugsmas. Džiaugsmas ir meilė nuo visko, ką patiriame, ką kuriame. Vidinis aiškumas. Ir vidinis žinojimas. Kada kokio veiksmo imtis. Kada. Ir koks veiksmas yra pats aukščiausias, pats tikslingiausias.
grožis, aukščiausias grožio pajautimas, patyrimas kasdienybėje. Ir visiškas susilygiavimas su Gajos aukščiausia trajektorija, su tuo, ką Gaja aukščiausio ir gražiausio gali mums pasiūlyti mūsų patirtims. Susilygiavimas, pasirinkimas to ir patyrimas. Apčiuopiamas, tikras, gyvas. Bendra kūryba su Gaja, bendra naujos žemės kūryba, kūrimas, statymas, organizavimas. Ir mes tai periodiškai save vis galime sustabdyti savo kasdienybėje ir leisti savo sąmonėj, savo kanalui ištuštėti, pavirsti į tuštumą. Visas savo išankstinės nuostatas, visus įsitikinimus, leisti jiems pavirsti į tuštumą. Ir tada savo tuščia erdve susilygiuoti ir priimti dievišką valią, atsinaujinti, atsišviežinti. Nes tie kosminiai pokyčiai ir energijų pokyčiai, jie vyksta nuolat. Ir mums taip pat nuolat yra reikalingas tas atsišviežinimas. Ir mes turime visus resursus tam reikalingus savo viduje. Ir turime ryšį su viskuo, kas mums reikalinga. Ir tokiu atsišviežinimu dabar galime pasidalinti su vėlgi su visais, kam tai yra reikalinga, kas galbūt taip nori, bet kažkaip nesugalvojo, kad gali tai padaryti pats. Ir dabar mes pasidaliname, paskleidžiame plačiai į Gają, į žmoniją, į žmonių širdžių lauką, į žmonių meilės lauką, žmonių tarpusavio ryšio lauką. Medžių karalystė, augalų karalystė, kristalams, elementaliams, gyvūnams.
Ir įtvirtiname šį procesą tradiciškai 3 kartus sugiedodami Om, Aum, AUM, kad viskas labai gražiai įsimaterintų, įsitvirtintų. Įkvepiame. Paskleidžiame į visas ir Saulės sistemos, ir galaktikos erdves, ir visas Žemės erdves. Ir pakviečiame visas kosminės erdvės šaltinį paliudyti mūsų susikalibravimą, persikalibravimą, susilygiavimą su aukščiausia dieviškąja valia. Ir dabar leiskite savo po truputėlį prasibudinti iš tos visiškos ramybės, pasijudinti savo kūnais. Jeigu jaučiate tokį poreikį, aš tai labai jaučiu, nes ta vidinė ramybė tokia buvo didžiulė, ta tuštuma tokia buvo, iš tiesų jinai ir yra tokia didžiulė, kad kūnas net prašo judesio, kad ir sąnariukai, ir ląstelės, ir viskas apsiprastų,